Ačiū, kad prisijungite prie taško 84a studijos Vilniaus Antakalnio atvirame jaunimo centre, a.k.a. Žalianamyje. Aš šiandien buvau pakviestas tokio žmogaus Alekso iš projekto Ką slepia akys. Čia tokį jokutį sugalvojom, kad mano vardas yra Jackas X. Larensonas. Visi garsistai gali truputį pasijuokti arba pagalvoti, kad čia cringe. Aleksai, apie ką mes šiandien? Tai šiandien mes kalbėsime apie grupės dinamiką kūrybai. Wow. Jo, aš žinau, labai fancy pavadinimas. Jisai šiaip yra gana paprastas, nes kai tu kuri kažką su keliais žmonėmis, iškyla sunkumų. Ir tiesiog... čia visiškai terapijos vaibas. su kokiais sunkumais susidurite? Exactly. Aha. Ir šiuo atveju aš tave pasikviečiau. Kodėl? Dėl to, kad tu man esi panašus žmogus, kuris gali valdyti grupę. Arba bent jau supranta grupės dinamiką vienaip ar kitaip. Ir čia yra dalykas, su kuriuo aš dažnai susiduriu, kur aš tiesiog nesugebu suvaldyti grupės. Arba aš tiesiog nemoku užvesti grupės ant kažko. Opinions, kad aš kažką žinau ir tu kažko nesugebi. Aha. Ok. Kokiu būdu tu dirbi grupėse? What you doing, boy? Tai aš mėgstu tiesiog kalbėti su žmonėm ir kažkada, dažniausiai gana labai greitai, aš jiems pasiūlau nueiti į kokį apleistą pastatą. Bet tai dažnai nėra veltui. Tai aš kaip ir turiu savo, nenoriu pasakyti, media studiją, bet čia yra kažkas, ant ko aš labai daug dirbu. Ir aš pastoviai bandau vetinti žmonės, kurie kur nors eina, kaip jie filmuoja, ką jie daro. Ir aš tiesiog bandau gaudyti informaciją iš jų. Pavyzdžiui, kai kurie žmonės, gal jie nemoka nieko filmuoti, bet jie tiesiog sugeba vibą sukelti tokį komandai, kad yra tiesiog 10 kartų fainiau būti apskritai. Jo. Čia yra tas darbo dalykas, bet man yra įdomu, kokio velnio tu eini į apleistus pastatus, kaip visas šitas dalykas prasidėjo? Tai aš gyvenau nuo tokios bažnyčios tikrai grinai kitoj gatvės pusėje. Ir mane visada domino, kas joje, bet aš niekada negalėjau ją užeiti. Aš nežinau, aš tiesiog pagalvojau, šiaip būtų faina ten kažkada papult. Ir mes ten su draugais visada henginom netoliese jos, nes ten buvo tiesiog pragriauta tvora į kalėjimą ir ten čia, kur vaikai susirenka būt. Bet šiuo atveju aš tiesiog pamačiau internete kitus video, kaip žmonės tiesiog nusprendžia nueiti tenais ir aš pagalvojau, kodėl aš to negalėčiau padaryti. Tada aš pagalvojau, šiaip būtų gerai turėti šiokią tokią komandą, nes vis tiek yra taisyklės. Ten yra pavojinga, jeigu tu, nežinau, prakrisi pro lubas į apačią ir susilaužysi koją, turėsi kažką, kas padės tau. Very nice, jo. Yeah. Taip, tai tada aš pradėjau tiesiog ieškoti žmonių, kas norėtų prisidėti. Kas pasirodo, yra labai daug žmonių. Labai daug. Aš turiu tiek daug žmonių, kad aš tiesiog negaliu su jais visais būti ir visą tai mane labiau stabdo. Ok. Esi paklausus, arba tavo užsiėmimas yra paklausus. Jo, tavo veikla. Taip, tai aš pagalvojau, o jeigu aš turėčiau, pavyzdžiui, 2 atskiras komandas, kurios viena užsiėma specifiškai produkciją ir filmavimu, o kita yra tiesiog aš henginu su žmonėm. Dabar mano klausimas būtų, kaip palaikyti visą tą vaibą tarp žmonių. Kokį vaibą tu nori palaikyti? Aš noriu palaikyti, aš nemoku paaiškinti, energingą, gyvą vaibą. Ar aš galėčiau sakyti tą žodį entuziastingą? Taip, tikrai galėtum. Kame yra problemos? Viena iš tų problemų būtų, kad dažnai tai yra gana nuobodu. Yra didelis procesas iki to. Ir aš tiesiog esu nesveikas, aš galiu nustokinti bet kurią vietą Lietuvoje apskritai. Ir tu esi pasakas ir Latvijoje ten dar kažką. Taip, aš ir Latvijoje, aš dar turiu kontaktų. Šiuo atveju, kaip aš galiu viską atrast, aš dažnai atrandu tas lokacijas. Ne visada pilnai 100% gerai surandu, ne visas lokacijos pasiteisina, bet aš sakyčiau, kol kas 80% toks hit ratas yra gana gerai. Bet tai labiau apie komandą ir tą entuziastingumą. Man šiaip įdomu, žinai, galima kažkaip generalizuotai kalbėti, kad čia reikia palaikyti gerą vaibą ir čia būt pačiam energingam ir entuziastingam. Ir man atrodo, jeigu tu suburi tokias grupės, tai tu ir turi to entuziazmo, bent jau to organizacinio. Bet man smalsu, kokie yra konkretūs atvejai, kai tau atrodė, kad komandai nuobodu arba kad komanda nėra tiek entuziastinga.
Kada tai jutai, gal koks atvejis yra? Dažniausiai tai būna mašinai. Ir čia yra sunkiausia dalis sutvarkyti. Kada tu sėdi mašinai ir turi važiuoti kokias 2 valandas, 3 valandas, tai tau ne tik viskas skauda, tau tiesiog, tau nusibosta tai daryti. Ir labai, bent jau man, sunku pradėti pokalbius mašinai. Aš nežinau, apie ką kalbėt, kaip daryti, ką daryti. Ir išeina, kad mes tiesiog kartais pratylim važiuodami, kas, okei, tebūnie, kartais reikia patylėti, bet tuo pačiu kartais tiesiog jaučiasi, kad kažko trūksta mašinai. Ir aš galvoju, kad tikrai kažką galima įnešti, aš tiesiog nežinau ką. Ir kaip tai įnešti, aš visat galvojau, ką aš galėčiau padaryti. Aš pamenu, kai aš važinėdavau su savo šeima ir mano šeima turėjo tokių žmonių, kurie nekentė tylos ir tiesiog plepėjo ir visa kita. Ir aš dar neturėjau noise cancelling headphones ir man tai tas nepatikdavo. Tai man atrodo, pirmas dalykas, ką reikėtų sužiūrėti, tai koks vaibas automobilyje. Koks vaibas pačioj grupiai. Ar jų yra toks poreikis, ar jie nori bendrauti. Bet dalykas, kur man tikrai patiko važiuojant, žaisti žaidimus. Ta prasme, tenais skaičiuoju, kiek ten pravažiavo sunkvežimio, arba kiek karvių, ir tada privažiuoji ten 120 karvių ir tada nespėjai suskaičiuoti. Tiesiog žaidimai. Bet man labiau iš tos grupės dinamikos perspektyvos, kad jeigu tu, sakykime, prisėmė kažkokią lyderio arba organizatoriaus rolę, tau reiks susičekinti ne tik savo poreikius, bet ir kitų komandos narių poreikius. Čia gal ir yra sunkiausia dalis, nes bent jau aš galvoju, tai yra labai neiškomunikuota pas mus. Kokie yra mūsų poreikiai. Ir bent jau man labai jos sunku išsakyti, nes kartais aš jų pats nežinau ir tuo pačiu kartais tiesiog negaliu. Ok, bet žiūrėk. Tu tai man pasakei, aš tai tau pasakiau, taip. Tai va, tai tavo poreikis yra daugiau entuzijazmo? Aš bandau panaikinti tokias tuščias zonas, kur yra mums per daug nuobodu. Nes vienas dalykas, ką aš pasabėjau, ypač kalbant apie žaidimus, kad vaibas 10 kartų pagerėjo, kai mums nutinka kažkas blogo. Pavyzdžiui, mes važiavom, buvo pasirodo pilna pūga Latvijai ir mes nusukom iki tokios mokyklėlės. Ir mes nežinom, ar mes iš ten išvažiuosim, nes ten yra tik tai sniegas. Aš galėčiau pasakyti, kad kada mes išlipam iš mašinos, mes biškai turėjom kažkur 20 cm sniego. Tai duris nelabai atsidarinėjo? Truputį atsidarinėjo. Jo, bet esmė yra, kad mūsų mašina užstrigo. Ir mums ją reikėjo stumti. Ir kad ir ant kiek durnai tai nuskambėtų. Stumti mašiną buvo baisiai faina ir linksma. Ypač, kai yra visur balta ir gražu. Ir tai nėra dalykas, mes kaip tik bandėm išvengti, kad mašina užstrigtų. Bet čia tai, ko prireikia mums. Kad mūsų vaibą pakelt. Čia yra labai keistas dalykas, kur netyčinis toks incidentas, kuris nėra geras. Niekas nenori užstrigti sniege. Pakėlė visą nuotaiką. Tai yra keista. Aš to nesuprantu. Esmė yra, kad tas vaibas tik tai skilo, kada mes ėjom per tą patį blogą sniegą, per tą pūgą, iki kol mes daėjom iki pačio objekto. Tai čia man bent jau yra labai sunkiai suveikiamas dalykas. Ar tau kada nors gyvenime buvo nuobodu? Taip, tame automobilyje. Ir tada atsirado kažkoks iššūkis, ar ne? Taip. Ir atsiranda iššūkis ir tuomet su komanda jūs ją galit kartu įveikti. Atsiranda kažkoks veiksmas. Ir man atrodo, čia ir buvo visas prikis tame. Tai sakai, kad iššūkiai gali sukelti fainumo? Taip, žiūrėk, bent jau man atrodo, poreikis jau yra kažkoks aiškus, kai tu susirinki komandą. Jie eina su tavim, jie pleistus pastatus, dėl to, kad jiem jau įdomu, jie nori patirti kažkokį nuotykį. Tai tu gali iš to išsivesti kažkokį poreikį. Žinai, jeigu žmonės nueina į daržą, tai jie galbūt turi poreikį pavalgyti,
o galbūt jie turi poreikį ir užauginti ką nors. Nu, žodžiu. Tai tiesiog man atrodo, kad jums buvo žiauriai nuobodu mašinai, galbūt jūs pasidrovėjot kalbėti, arba galbūt grupė iš vis net nenorėjo kalbėti, bet jūs tai jungia tas vienas noras turėti nuotykį. Žinai, ir jūs jį gavot. Man labai patinka stoikų filosofijoje toks autobiografinė perspektyva, kad kai pas tave ateina iššūkiai, tu nežiūri, kaip tau dabar sunku, tu pagalvoji, kaip paskui bus įdomu pasakot apie tai. Ir kad, man atrodo, ne tik man, bet ir klausytojams yra įdomu, jie varė ir kas yra įdomiau, ar jūs nuvarėte į apleistą pastatą ir išvarėt, ar mes nuvarėm į apleistą pastatą per pūgą, mes užstrigom ir tada mums reikėjo tempt mašiną, mes susibendravom, mes pėsčiom priėjom objektą ir taip toliau. Tiesiog kaip istorija tai yra įdomiau. Tai yra daug įdomiau. Ir čia kas yra kaip ir baisiausia, nes aš galiu garantuoti, aš net to negaliu garantuoti, kad mes būsime teisingame objekte, kad objektas yra, mes galim tiesiog kažkur atvažiuoti ir tada supras, wrong address. Ir tada mes sakė, back to the car, atgal į mašiną ir važiuojam toliau. Ir aš negaliu sukurti nuotykį. Aš galiu sukurti potencialą nuotykiui. Tu gali sukurti galimybę. Tu kuri galimybę. Aš kuriu galimybę tam nuotykiui atsirasti. Taip. Bet aš jo garantuoti negaliu. Kas truputėlį yra sunku, ypač kai aš bandau kuo daugiau jo palaikyti. Nes vis dėlto, kaip ir sakiau, geriausia filmavimo dalis, geriausia istorija, kurią tu gali papasakoti, didžiausias vaibas susikuria, kada tas nuotykis prasideda, kada tavo mašina užstringa, kada tu eini per tą pūgą, kada tu ateini į tą mokyklą, ten realiai viduje nieko nėra, ten neįdomu. Ten tiesiog airsofto kažkokia šaudykla vieta, kur yra visai jauki. Ir jo, buvo faina, bet kas buvo fainiau. Tai aš nežinau, ar aš galėčiau labai vardais mėtytis, bet kai kas pasiūlė pažaisti slėpynių. Ir tada, aš nemeluosiu, pirmas mano dalykas toks, neturim laiko. Bet aš mėgstu chaosą. Man patinka, kai kažkas įvyksta ne tai, kaip aš planavau, nes tada žinau, kad gali būti kažkas auksinio. Aš žinau, čia taip labai keistai paaiškinta, bet tada atsiranda visokie perliukai. Ir šiuo atveju taip ir pasitaikė. Buvo baisiai faina. Mes su Viliumi ieškojom, merginos pasislėpė ir tada mes bandėm surasti. Tai buvo baisiai faina. Aš niekada neturėjau tokio linksmo laiko bėgiojant po pastatą, po tuščius kambarius, su kamerom, filmuojant save ir nieko nerandant. Nes paskui nueini ir žiūri, tiesiog eini į rūsį ir toks galvoji, ten jos nesislėpti, ten kažkaip krypi. Bet toks, jos būtent ten išslėptas, nes ten krypi. Ir tada tiesiog nueini su žibintuvėliu, ieškai ir tai net nėra nuotykis, tai yra žaidimas. Paprastas žaidimas pakeičia visą nuotaiką. Man dabar atrodo, kad mes čia šiek tiek krypstam nuo komandos dinamikos ir taip toliau, bet man atrodo, tu komandoj įvykių dažnai tu net nelabai gali pasirinkti. Sakykim, kad bus pūga, tu nelabai galėjai pasirinkti. Bet kaip tu reaguoji į tą įvykį, tu jau gali rinktis. Čia vėlgi iš tos pačios stoikų filosofijos man patiko metafora, kad tu turi paveikslą ir tu šiaip nesirenki paveikslų, kuriuos tu turi savo galerijai, bet tu renkiesi rėmus. Ir man atrodo, šitoj vietoj nueiti į apleistą pastatą, čia kaip ir suplanuotas dalykas, ir jūs nuėjote į jį. Tai čia yra tas paveikslas. Bet su tuo žaidimu jūs įrėmino tą paveikslą. Ir rėmas atrodo, kas čia tokia yra, bet jis gali labai iškelti paveikslą arba jį visiškai sumenkinti. Tai jūs žaisdami apleistame pastate, man atrodo, labai gražiai įrėminot tą patirtį. Jūs pakeitėt perspektyvą iš tokio kažkokio vaikščiojimo, slankėjimo į to tokį, nežinau, vidinio vaiko iškelimą ir toks let's have fun. Man
man, šiaip labai žavu girdėti apie tą idėją. Bet aš sakyčiau, tai yra baisiausia, nes kaip ir sakiau, aš galiu tik tai sukurti galimybės. Ir kartais ant tų galimybių žmonės neužsikabina, nedomina. Tiesiog nepavyko, nes visas tas lepinių dalykas galėjo tiesiog baigtis, jeigu aš pasakyčiau, neturim laiko. Ir tai galėjo pasakyti bet kas kitas, ne tik aš, ir daug šansų mes to nepadarytume. Ir man tiesiog smalsu, jeigu taip kalbant apie komandos dinamiką, ar pas tave komanda yra stabili komanda ir ar tu, kaip tu būni toj komandoj, ar tu esi kaip autoritetingas lyderis, ar tu esi atsitraukęs, ar tu esi komandoj lygiavertiškas? Čia kas yra realiai, aš nežinau, nėra atsakymo, aš galvoju tokio konkretaus, nes aš esu gana lankstus. Jeigu kažkas kažko nenori, gerai, nevarom, nedarom, tebūnie, aš galiu paleisti dalykus, tik tais problema yra, kad aš paleidžiu per daug kartais, bent jau aš taip galvoju. Kartais pas mus yra griežtos taisyklės, nelaužyt, nevokt, nedaryt kažko dar, kas galėtų pakenkti pastatui arba mus uždaryti už kitą dalyką, negu būti svetimoje teritorijoje nelegaliai. Ir tos taisyklės kažkada lūžta. Ką reiškia nedaužti? Ar tai reiškia nejudinti lango? Ar tai reiškia, kad paspausti ir biškį stipriau rankiną, kad jinai atsidaryti, nes kartais tiesiog matas, kad jos yra jau iš nieko padarytos, jos tiesiog atlūž per pusę. Ir tos linijos kartais jos tampa tokios išblukusios. Tu nežinai, ką tu gali daryti, ko tu negali daryti ir kur yra limitas. Irgi net, pavyzdžiui, vogti dalykas, suradom akmenukus. Labai gražius. Taip, akmenukus. Ir ten dar pavadinimai ant jų yra. Jų niekam nereikia. Bet galbūt kažkas nori tiesiog pasiimti. Jie tiesiog pranyks toje vietoje. Jie realiai niekam nepriklauso, nes, gerai, legaliai jie priklauso. Bet jie prapuls, nes žmonės tiesiog arba jos išbarstys, išmėtys, arba tiesiog kažkas kitas kažkur jį sunaikins. Nežinau, visokių dalykų įvyksta. Ir kokį sprendimą jūs priėmėt? Tiesiai sakant, aš nežinau, aš tiesiog pasitraukiau iš tos vietos. Tai gal nebuvo pats geriausias variantas, bet tiesiog aš neturėjau atsakymo konkretaus, aš negaliu valdyti ir aš nenoriu per daug valdyti, nes man atrodo, kai yra laisvė viskam įvykti, čia kur yra ir fainumas, bet tai išeina, kad taisyklės prapuola. Man tai tiesiog skamba, kad, žinai, yra toks skirtingas grupės vedimas, skirtingais būdais, kai tu esi vadovas grupės ir taip autoritetingai, čia nėra blogai prasme, autoritetingai aiškini, ką daryti, tai čia yra vienas būdas, kitas būdas yra, tu esi lygiavertis komanda ir tiesiog dalyvauji, o kitas būdas iš vis yra atsitraukti nuo komandos ir duoti jiem dirbti arba veikti. Tai aš neįsivaizduoju paskutinio varianto, nes tu toksai, aš jums organizuosiu dalyką ir jūs nuvažiuokit. Tai aš nežinau, ar tu taip darai. Ne, čia aš turėjau omeny, kad mes buvom jau pastate, aš tiesiog pasitraukiau iš situacijos, su kitais žmonėm buvau. Savotiškai taip, jo, tai žinai, čia savotiškai tai ir vyko. Tuo atveju tu leidai jiem veikti savarankiškai ir kokį sprendimą jie priims, tokį jie priims. Man skamba, kad tu eini per šitos skirtingus grupės valdymo būdus. Čia yra teorija. Aš tik noriu pabrėžti, kad aš nesu profesionalas grupės dinamikos ir taip toliau. Aš apie tai mokiausi ir mano darbe tai yra svarbu. Aš tarp kitko esu jaunimo darbuotojas. Tai tu pačioj pradžioj, kai organizuoji, tai tu esi ta autoritetinga figūra, kuri siūlo dalykus ir sako, kaip maždaug kas turėtų būti. Tikrai taip. Paskui tu dalyvauji kartu ir kai reikia, tu atsitrauki. Bet man atrodo, aš įsivaizduoju, buvo tokių vietų, kur tu grįžai atgal prie to vadovo arba lyderio pozicijos ir tu sakai, guys, no. Ar buvo tokių atvejų? Tai buvo. Gana daug pagalvojus, bet ne visada tai suveikia. Kai kur aš čia gal pasakysiu, kai kur mano minkštumas tiesiog nesuveikia. Minkštumas? Gerai, aš taip pavadinu. Ar griežtumas? Minkštumas. Aš kaip ir sakiau, aš esu gana lankstus ir kai aš nežinau konkretaus ir tikslaus atsakymą, aš kartais tiesiog turiu pasitraukti ir leisti jiems individualiai padaryti savo sprendimus. Bet aš esu dalinai
arba šiaip aš esu organizatorius. Mhm. Ir tam tikri dalykai įvyksta dėl to, kad aš tai padariau. Tai kad ir kas įvyktų, net jeigu man nepatiktų tas dalykas, aš vis tiek turiu kažkiek atsakomybės už tai. Kažkiek, man turbūt norisi pabraukti tą žodį, kad tai yra kažkiek atsakomybės. Bet tai yra pakankamai atsakomybės, kad man tiesiog kartais reikia susigalvoti, ar man tai yra okei. Ir kartais man tai nėra okei, tik tais aš neturiu konkrečių argumentų, kodėl man tai nėra okei. Aš pats kartais nesuprantu to. Ar mes galim paimti kažkokį atvejį? Galima. Nu, šauk pavyzdį. Gerai, mes esame kažkokiame kultūrnamyje. Mhm. Ir mes įlipam į kažkokį kambarį. Ir tas kambarys atrodo labai gražiai. Ten akivaizdžiai mes pataikėme labai gerą lokaciją. Problema, kad duris yra užrakintos. Mhm. Ir mes apart to kambario niekur kitur negalim nueiti. Tai mes nusprendėm, davai mes paieškosim rakto. Ten yra pilna raktų, ten yra seifų. Ir mes tiesiog pradėjom ieškoti. Tik tais, kad vietoj raktų mes ant galo suradom pilną vinilų. Aha. Ir man vinilai kažkaip nedomina, bet yra žmonių, kurios labai domina vinilai. Mhm. Ir tada buvo idėja juos paimti. Mhm. Ir taip, jie ten sudrėktų, jie ten sugestų ir jie pasimestų, juos sulaužytų. Bet aš abejoju, kad mums imti tai yra geras dalykas. Ir tuo metu aš tiesiog nusprendžiau, aš konkrečiai pasakiau, mes jų neimam, mes to negalim daryti. Mhm. Bet tai buvo ignoruota. Nepasakyčiau, kad ignoruota, labiau, aš net neturiu tokio žodžio, nubambėta. Taigi čia šit, išeina, kad pas mus vis dėlto yra labai geras vagimo track recordas 5 vinilų, bent jau ką aš žinau. Čia tai, ką aš nutrakinau. Aha. Tai nėra gerai, tai yra labai blogai. Tik tais aš nežinau, ką aš apie tai galvoju. Aš neturiu konkrečiai nusistatęs, ką aš apie tai galvoju, nes aš žinau, kad jie prapuls. Jie yra geresnėse rankose. Bet tuo pačiu mes juos pavagiam. Man tiesiog skamba, kad turi tam tikrą kažkokį moralinį kompasą, kažkokį moralinį nusistatymą apie paėmimą kažkokios nuosavybės. Ir tu nenori to daryti. Ir komandai galbūt kiek sunku suprasti tave, nes tu kaip ir argumentuoji už tai, kad galima tai paimti. Bet ar buvo iš anksto su grupe susitarta? Taip. Mhm. Ar po šito įvykio tavo nuomonė kažkaip pasikeitė, arba taip, kaip tu komunikuoji komandai? Pasikeitė tik tai, kad aš supratau, ant kiek aš silpnas. Aš galėčiau labiau pasakyti taip, kad aš bandžiau kažkaip artikuliuoti, kad man tai nepatinka, bet aš taip ir iki šiol nesugebėjau normaliai apie tai pasikalbėti. Nes, kaip ir sakiau, aš kaip ir konkretaus tokios priežasties negaliu surasti. Ir tai bent jau mane kartais žudo, nes kartais atrodo, kad jau kažkas panašaus įvyks. Kol kas pasisekė, bent jau mano akise tai neįvyko. Bet man baisu, kad tai tiesiog taps įprastas dalykas. Imti daiktus. Taip. Man yra turbūt smalsus 2 dalykai dabar. Tai yra kodėl tu tai nori, kodėl tau yra svarbi šita taisyklė. Ir iš to galbūt galima eiti į komunikacijos aspektą su komanda. Ir kiek tu iš tiesų nori duoti jiems veikti laisvai, o kiek tu nori būti tas, kuris nustato taisyklės ir tada žiūrim susitarimus ir taip toliau. Ir tada kitas aspektas, kiek tu atsakomybės iš tiesų ėmi. Tai galbūt pradėkim nuo to pirmo. Kodėl tau tai yra svarbu? Kad daiktai nebūtų ėmimi iš apleistų pastatų. Čia yra, aš drįsčiau teikti, čia yra tiesiog nustatytos taisyklės kitų žmonių, pačios kaip ir bendruomenės apleistų pastatų, kad mes ateinam, mes pasižiūrim, bet mes nieko neimam. Nes iškart, kai prasideda ėmimas, kartais prasideda daužimas,
kartais kažkam reikia laužą užsikurti bažnyčiai, nu visko pasitaiko. Ir tuomet viskas, tiesiog atsiranda chaosas. Bet aš nežinau, aš į tai žiūriu vos nereligiškai, kur aš sąžiningai viską pats atkasu, aš surandu tos objektus, aš darau gilų researchą į kiekvieną mažą miestelį, kas ten nutiko, kodėl kaip ir kas yra uždaryta. Ir tada kartais aš pataikau. Ir kartais aš surandu gerų objektų. Ir čia yra kaip ir dalis to žaidimo, kur aš neprivalau to daryti. Aš galėčiau nueiti ir nusipirkti iš kažko žemėlapį. Jo, tai kainuotų kokius kelius šimtus eurų, bet koks skirtumas. Žemėlapį? Taip, žemėlapį apleistų objektų. Bet aš tiesiog, aš nežinau, tai yra dalis žaidimo. Aš ieškau, aš randu, galbūt randu, nežinau. Bet mes nuvažiuojam ir pasižiūrim, ar aš radau, ar neradau. Jeigu radau, sveikinu mane. Aš laimėjau. Jeigu ne, tuomet, nepataikėm, bet tada būna biškį liūdna. Nes vis tiek pas mus buvo 3 objektai, kur aš tiesiog nepataikiau ir būna nuobodu. It's fine. Čia grįžtant prie to, kodėl tau tai svarbu, tu paminėjai tą religingą tokį, tu esi tos bendruomenės dalis ir tau tai yra svarbu. Ir tu dabar kaip ir paaiškinai, kad dažniausiai tokie maži dalykai, jie tampa gateway į kažką tokio, kas gali suniokot tuos pastatus. Ar aš teisingai suprantu? Taip, ir ne tik tai, bet taip pat, jeigu tu kažką pasiemi iš apleisto pastato, tai yra vagystė. Ir dabar mes nesame tiesiog eiliniai paaugliai, kurie tiesiog įlipa pro langą į svetimą teritoriją. Taip. Mes vagys. Tai yra jau teisiamas dalykas. Tai yra ir teisiamas dalykas, ir žinai, yra tas, tai kas lieka tai su tavim. Tas aspektas. Tai grįžtant prie to realaus įvykio, ar kai tu minėjai apie tokias taisyklės, ar tu paaiškini savo komandai šitą dalyką, kurį tu ką tik man paaiškinai? Ne. Okay. Aš tiesiog labai bendrą message'ą įsiunčiu į mūsų grupę su taisyklėm. Kartais aš jas labai retai pakartoju, kai važiuojam kur nors. Arba jeigu kažkas yra naujas. Bet čia irgi yra tokia problema, nes jeigu naujas žmogus, aš dažnai jau net nepakartoju tos taisyklės. Nes pas mane dabar biškiai rotacija įvyko žmonių. Ir ypač dabar, kai aš dabar galvoju media komandą pasistatyti, tai arba bus pusė esamos komandos ir pusė naujų žmonių, arba tai bus pilnai nauji žmonės. Aš dar nenusprendžiau, kaip man yra geriau. Ir aš neįsivaizduoju, kaip aš tai norėčiau iškomunikuoti. Taip, grįžtant iš medijos ir į tą komunikaciją su komanda, kiek aš esu dirbęs su grupėm, ten vedęs žaidimus arba aiškinęs dalykus, labai svarbu yra aiškumas. Ir aš nežinau, ar grupėje buvo tokių klausimų, kodėl mes tai darom. Ar buvo kodėl dėl šitos taisyklės? Pas mus buvo tas klausimas ir iškeltas dėl tų vinil. Kodėl? Aš neturiu gerą atsakymą. Man atrodo, Aleksai, man atrodo, tu turi gerą atsakymą. Ir tu jį išdėstai. Yra teisinis aspektas, yra, kad jūs jau tampat nebe tiesiog kažkoks dalykas, kuris nuėjate į kitą teritoriją, jūs tampat tos teritorijos vagys, kur pasiema daiktus. Yra tas aspektas, kad tai nėra priimtina bendruomenėje, yra tas aspektas, kad tai nėra, kad tai yra gateway į kažkokį kitą rimtesnį huliganišką elgesį. Ir vėlgi grįžtant prie to aiškumo, kai, sakykime, jeigu aš vedu žaidimus, aš arba grupinės veiklas, aš paaiškinu, koks ilgas procesas yra. Aš paaiškinu kiekvieną taisyklę ir dar pagalvoju, kas gali būti neaišku ir kokios yra išimtys. Ir tada, kai yra aiškios taisyklės, tuomet pats procesas yra sklandesnis. Man atrodo, mes kažkada šiaip kalbėjom apie žaidimus ir tu kažkaip gerai pasakei, kad tu moki paaiškinti ir tu turi gerų argumentų. Tai yra bendruomenės sutarimas, kad nėra imami daiktai, kad tai gali tapti gateway į kažkokį labiau huliganišką elgesį. Ir teisiškai dar yra tas aspektas, kad jūs
jau tampat nebe trespassers, kur tiesiog nueinat ne į savo teritoriją arba į svetimą teritoriją, bet tampat vagis. Ir jau skirtingai teisinės dalykas. Man atrodo, čia yra puikus argumentai. Ir prie taisyklių tikrai jas aiškinant galima būtų pasakyti šitos dalykus ir man atrodo, komanda kitaip sureaguotų. Žinai, priklauso nuo žmonių. Komanda yra žmonės, aš nežinau, gal šunys, bet tiesiog priklauso nuo charakterio. Ir kalbant apie šitą dalyką, apie charakterius, ar tau yra buvę, kur žmonės elgėsi nepriimtinai ir tau teko brėžti ribas? Man labai pasisekė, kol kas tokių griežtų dalykų neįvyko. Yra tik tai irgi vienas nelabai priimtinas dalykas, tai aš nemoku paaiškinti, kaip tai net apibūdint. Kartais žmogus toks jausmas lyg jis nežino, kur jis esa. Ir esmė yra, mums reikia būti tyliems dėl akivaizdžių priežasčių. Pavyzdžiui, esame kažkur, kur yra žmonių. Ir garsą daryti, arba rėkti, juoktis, arba, nežinau, labai garsiai nosį išsipūst, dažniausiai nėra pats geriausias dalykas tuo metu daryti. Ir aš nežinau, irgi, aš su to susiduriu, nepasakyčiau, kad dažnai, dėl to, kad mes aš šiuo metu stengiuosi išvengti tokių aktyvių objektų, nes aš tiesiog matau, kas su manim, bet aš nemoku paaiškinti, tai tiesiog neturėtų būti daroma. Tai aš nežinau, ar tu nemoku paaiškinti, nes tu ką tik paaiškinti. Ok, tai aš su to susiduriu ir aš nežinau, irgi, čia lyg būti blogų mokytojų. Tylos, nekalbėk. Ir aš kažkaip net to noriu, bet tuo pačiu metu esmė yra, kad kartais vis tiek tai yra fainas dalykas, tu turi nuotykius. Ir kartais tu tiesiog esi garsesnis, nei tu supranti. Aš pilnai įstikinęs, net aš kartais esu per daug garsus. Tiesiog aš to nepamatau. Man atrodo, čia yra sąmoningumo lygis. Ir kiek žmogus susivokia, arba jeigu tai žmogus pirmą kartą eina ir nesuvokia, man atrodo, reikia būti empatiškai jam ar ją ir suprast, kad gal tikrai yra nesuvokiama, kad reikia būti tyliam, aktyviam objekte. Bet vėlgi čia toks, kiek tu atsakomybės priimi, grįžtant prie atsakomybės, paaiškinti visą tai. Ir kiek tu prisiemi atsakomybės, jeigu kas nors nutinka vis dėlto. Aš negaliu net pasakyti, kiek aš atsakomybės galiu prisimti už tai, nes atsakomybė kris daug šansų ant mūsų visų šiuo atveju. Nes jeigu mes esame pastebėti, tuomet mes visi esame toje pačioje vietoje. Pas mane buvo nustatyta, kad pavyzdžiui, jeigu sargyba, mes visi bėgam kiekvienas už save. Aš negaliu palikti žmonių. Man nesvarbu, kas jie yra. Aš esu tas, kuris paskutinis būsiu pačiam gale. Problema, jeigu aš nebėgu, daug šansų niekas nebėga. Tiesiog visi tokie, it's okay. Ir labai keistai, bet tai šiaip labai gerai veikia, nes kiek kartų aš susidariau su sargyba, tai jeigu tu nebėgi ir tiesiog esi draugiškas, aš sakyčiau, pats sargybinis apsidžiaugia, kad tai nėra kažkoks narkomanas su peiliu, kuris ten vaikšto. Ir jisai tiesiog dažniausiai pasako, palikti teritoriją. Ir jūs palieka teritoriją. Ir mes laimėm, taip. Bet klausimas, kada mūsų sėkmė pasibaigs? Nežinau, atsargumo klausimas. Vis tiek aš kažkaip noriu grįžti prie tavo, kiek tu pasiemi atsakomybės, nes jeigu tu nedrįsti palikti kitų, vadinasi, tu pasiemi ganėtinai nemažai atsakomybės. Taip. Aš tiesiog... Ir tu nustatai taisyklę, kad kiekvienas už save dėl ko? O čia irgi gilinantis taisyklė. Dėl ko? Tai pradžiai tai buvo idėja, kad jeigu mes 3 pabėgom ir 1 pagavo, tai bent jau 3 pabėgo ir tik 1 pagavo. Bet kodėl aš prisiemu visą tą atsakomybę? Aš nežinau. Mes iš tiesų turėtume taip ir daryti. Bet aš tiesiog matau, aš tiesiog žinau, ant kiek yra nefaina būti vienam, kai tavo visa komanda kažkur
pabėgo, išėjo ir aš to nenoriu padaryti kitam. Jeigu mus pagauna, tai būsim kartu. Bet vat klausimas, ar tu iškomunikuoji, kad tu nebėgsi? Ar jie tiesiog supranta tai? Aš galvojau, kaip tai iškomunikuoti. Aš kelis kartus galvojau, kad hei, gal geriau mums net nebėgt, gal tiesiog žaisti ant sėkmės. Nes jeigu mes sekėm visas tas taisyklės, nieks nieko nepaėmė, blogiausiu atveju mes susimokėsim baudą. Tai nėra blogas dalykas. Tai yra tiesiog biški laiko švaistimas, nes vis tiek kažkas turės su tavim kalbėti, kol popierizmą visą užpildys su policija. Bet tai yra tik tais bauda. Tai jo, kartais pasitaiko problemų ir kartais problemų kaip ir jos nebūna didelės, kartais būna sunku suvaldyti emocijas. Ir kartais viskas užnisa. Ir norisi tiesiog, kad komanda galėtų išlaikyti savo tokį kaip ir, aš nežinau, rimtį. Taip. Ja. Nes būna, kad tiesiog komanda skundžiasi. Viskas blogai, kad ir kas būtų. Viskas yra blogai. Ir kad gerai padaryt, tai tiesiog būtų arba nerealistiška, arba tai užtruktų labai per daug laiko, kurio mes neturime. Ir aš dažnai visiškai nežinau, ką tuo atveju daryti. Tiesiog matai, kad žmogus skundžiasi, kad tiesiog ventint kažką, bet aš nežinau ką. Ir aš pasibėjau, geriausias dalykas tuo atveju padaryti yra pavalgyti. Aš nemeluosiu, jeigu aš matau, kad žmonės užsiknisi, aš toks, einam pavalgyti. Nors ir į degalinę, nors ir į kažkokią super sketchy pizzeriją, kur picos daug šansų nėra picos, kaip visi įsivaizduoja. Bet tai yra labai įdomus dalykas, nes aš turiu įtarimą, kad aš kartais dehidruoju ir visiškai išalkinu visą komandą. Nes, kaip ir sakiau, kartais užtrunka 3 valandas važiuoti. Kas neskamba daug, bet tai yra beveik pusė etato, tiesiog važiuoti. Čia yra daug. Pas mus pagal darbo kodeksą mes kas 4 valandas turime turėti pėdus. Tai taip. Tai ar jūs suorganizuojat maistą? Matai, jis yra suorganizuotas, kad mes jį galim valgyti, mes galim snekinti, mes galim kažką daryti. Bet ar jūs esat, sakykime, pasiėmę kokį nors balionėlį ir jūs pasiruošėt normalius pietus, žinai, šilto maisto? Ne. Wow. Čia būna labiau, nuvažiuojam į Lidlą, nueinam į kokią degalinę kažką užkast. Ir aš nežinau, kaip tai pakeis. Nes techniškai aš galėčiau suplanuoti, mes važiuojam į būtent tą kavinę. Bet būna, kad gerai, visada pas mus yra problema su laiku. Aš nežinau, ar mes kažkada laiku pataikėm, atvažiavom ir padarėm. Ir kavinės užsidaro. Čia kaip faktas, čia net nesakysi koks laikas, čia tiesiog kavinės užsidaro. Taip, ir pas mus buvo atvejis, kai mes tiesiog važinėjom kokį pusvalandį Rygos senamiesčių. Nežinom, kur priparkuot mašinas, nežinom, ko mes norim, žinai. Čia klausimas, ką tu nori pavalgyti? Aš nežinau, gerai, aš irgi nežinau. Ir tada niekur nenueini. Tiesiog norėčiau kažkaip grąžinti, man atrodo, į klausimą, ką daryti, jeigu komanda yra frustracija. Taip. Man iškart norisi klausti, bet ar visa komanda, ar konkretus komandos narys? Aš sakyčiau konkretus komandos narys skirtingais atvejais. Nes kai yra konkretus komandos narys, tu su juo gali kalbėti. Taip. Ir čia galbūt nėra grupės dinamikos aspektas, bet yra, aš nežinau, ar tu esi girdėjęs apie nesmurtinę komunikaciją arba non-violent communication. Aš esu girdėjęs apie nesmurtinę komunikaciją, man kažką apie ją pasakoja, bet aš taip ir nesuprantu, kas tai yra. Aš tiesiog esu toks žmogus, kuris toks grubus, kartais įžūlus, bet aš tiesiog nežinau, kaip kartais kitaip pasakyti. Čia, okei. Čia kitas aspektas irgi į komandos rolių aspektą, kur ten yra žmonės, kurie kritikuoja aršiai. Bet žinai, galima ir nearšiai. Būdas gali būti pasakyti kažką nepatogaus, bet ir gražiai. Ir nesmurtinė komunikacija, man atrodo, yra būtent apie tai. Tai yra metodas, kaip pasakyti švelniau ir kad žmogus
apsvarstytų tavo jausmus ir tavo poreikius, jeigu jisai geba tai daryti, jeigu jis nori, bet, žinai, kaip tu kuri galimybės varyti į apleistus pastatus, taip, kalbant su žmogum, reikia sukurti galimybę suprasti tave, paaiškinti, kaip tu jauties, dėl ko tu taip jauties, ko tu nori, koks yra tavo poreikis ir tada gal net pasiūlyt ko nors. Ir vat būtent tokie pagrindiniai 4 žingsniai ir eina per nesmurtinę komunikaciją. Kad tu pasakai kažkokį faktą, absoliučiai faktą. Ne tai, kad, oh my god, tu čia blevizgoji kažkaip ir jau užkniso ir lalala. Ne. Tu 3 kartus pakartojai, kad yra blogai. Ir tai yra faktas. Ta prasme, žmogus pasakė šito žodžius. Čia nėra labai kažkokių vietos pasiginčiant. Čia yra toks faktas arba angliškai observation. Tuomet eina jausmas. Kaip tu apie tai, kas įvyko, jautiesi. Tai tu gali pasakyti, tai, kad tu tai pakartoji 3 kartus ar daugiau, mane erzina. Tai čia tu pasakai, kaip tu jautiesi. Tuomet tu pasakai savo poreikį, kad aš norėčiau jaustis saugiai, arba aš noriu jaustis ramiau šitoj komandoj ar kažkokios rimties šitoj komandoj. Tu šitą pasakai kaip poreikį ir tuomet tu gali duoti kažkokį pasiūlymą, kur ar tu norėtum man tiesiog dabar išpilt, kas tave erzina ir paskui mes pabandysim ramiai surast valgyti. Tai va šitie 4 stepsai bent jau man labai padeda, kai man yra krūva emocijų, aš pats esu suerzęs ir aš tiesiog pakvepuoju, prisimenu šitą ir tada pasakau bent tuos 3 dalykus. Ir tada žmogus turi galimybę suprasti, kaip aš jaučiuosi ir yra, kaip yra rizika, kad jūs kažkur ten prigaus ar dar kas nors, ar nepavyks jūsų nuotykis, taip yra galimybė, kad žmogus neatlieps tavo poreikių, bet aš įsivaizduoju, buvo labai daug kartų, kai nuotykis pavyko. Taip yra, tas žmogus gali suprasti, oh my god, aš čia piškį jau per daug kartoju, labai daug erzinu ir taip toliau, ir aš galiu net pats sustvarkyti, man net nereikia to tavo pasiūlymo, bet prašymas yra visą laiką faina, kur tu net paduodi žmogui kažkokį sprendimą. Tai jo, čia vienas iš aspektų, kaip galima dilinti su vienu žmogum arba pasakyti prie stalo, kad ir tuščio, kaip tu jauties. Žinoma, tam turi būti suteikta galimybė ir iš komandos perspektyvos, kur turi būti savotiškai saugi aplinka, bet žinai, tu irgi esi tos komandos dalis, tos aplinkos dalis ir tu ją gali kurti. Aš sutinku su tom. Aš tik tais nežinau, ar aš pats esu emociškai pakankamai stabilus, kad visą tai taip gražiai išdėstyt, kaip pačiam man yra blogai. Ir čia gal ir yra sunkioji dalis, nes tokiu atveju aš geriausiu atveju galiu tik tais po visos kelionės tai padaryti. Ir aš sakyčiau, tuo metu man jau tai būna daug mažiau aktualu, nes aš nesu toj pozicijai, taip, kur jau tai yra blogai, nes aš dabar saugiai sėdžiu namie, aš happy. Taip, aš laimingas, aš buvo taip, bet aš nežinau, ar aš tuo metu, kai tai vyksta, tiesiog viską ekstrapoliuoju iki tokio lygio, kad tai man tampa labai nepasitenkinamai keliantis veiksmas. Pamečiau tave, jo, nepyk. Tame yra esmė, aš kartais tiesiog nesuprantu, ar aš tiesiog overreactinu tam tikrose situacijose. Ir ar tu, okei. Ir ja, aš labai taip ir nesuprantu, ar aš turėčiau apie tai kalbėt ar ne. Nes, žinai, kada tu būni namie, tada jau visai kitas vaibas ir tu gali pasijuokti, kad tai įvyko. Bet vis tiek tai nebuvo geras dalykas, kad tai įvyko. Žinai, ar tu norėtum, kad taip dar kartelį vyktų? Ne. Nu va.
Tai mes galim pagalvot, kaip mes galim užkirst kelią šitam dalykui, kad tai neįvyktų, arba tiesiog pamačius, kad tai vyksta, kaip mes galim pagerinti tą situaciją, vėl prisiminus, kad ne viskas nuo tavęs priklauso, ir tu negali micromanagint visos komandos. Tai man atrodo tikrai vertėtų paskui, net jeigu emocijos yra atslūgusios, vertėtų su žmogum pakalbėti, kad tau buvo nefaina. Ir kad vėlgi nesmurtinė komunikacija. Įvyko šitas dalykas, man buvo nefaina, mano poreikis, kai mes esam tokiose kelionėse, kad aš jaučiuosi, vat taip, arba yra standartinis poreikių sąrašas, tai ten gali pasižiūžlint, pasigūglint, ir tada tu gali tiesiog paprašyti, kad kai yra tokie atvejai, kad mes galim padaryti taip arba taip, arba tenais pasistengim šito išvengti, ten įsidėk snacksą kokį, ten lazdynų riešutų or something, ten studentų mišinio, Royal Mix, not sponsored by. Jo, tai man atrodo, kad ar verta, tu atsakei, kad verta išvengti tokių dalykų, kas, yra trukdis, man atrodo, jūsų nuotykiui. Įdomu, kad papasakai, bet man labiau įdomiau, jeigu jūs linksminate stumdami mašiną arba žaisdami slėpynės. Bet, kalbant apie tas slėpynės, kaip visą tai net užvesti? Nes labai fainas dalykas pas mus buvo labai nevykusi kelionė. Aš sugebėjau nepataikyti visus 3 objektus iš eilės. Ir esmė yra, kad tie objektai, kurie pavyko, jie pavyko labai gerai. Mes suradom labai gražų dvarą, kuris labai gerai įsilaikė. Ten buvo labai, labai gražus moliūgas, kuris yra supelyjęs ir jis taip gražiai supelyjo ir įkrito į vidų. Ir esmė yra, kad buvo nuspręsta, kad mes šoksim cross-step valsą. Ir aš nežinau, kaip tai galėtų įvykti, bet mes tiesiog gavom patį geriausią kambarį, kur yra tokie gigantiški langai, viskas matas, kas yra lauke. Ir tada mes turėjom didelį erdvų kambarį. Taip. Ir tiesiog tai pasitaikė, kad tuo metu aš pasiėmiau speakersą, taip pat tą kolonėlę. Garsiakalbį. Nes man darbė tiesiog padovanojo per kalėdas. Ir pasirodo, kad tuo metu kiti žmonės pasiėmė savo kolonėlę. Ir aš jas nenaudoju, jinai liko kupriniai. Bet būtent tada aš turėjau kuprinę, savo kupriniai, kolonėlę. Ir mes galėjome iš tiesų pasileisti normaliai muziką, ant kurios mes galėjome mokyti šokti. Taip. Čia yra labai įdomus dalykas, kurio aš net negalvojau inkorporuoti. Taip. Esmė yra, kad aš galvoju, kad galima būtų inkorporuoti skirtingas veiklas į apleistus pastatus. Ir čia kaip tiesiog, kaip bendra idėja. Taip. Ir man įdomu yra, kaip žmonės užvesti ant to. Nes kartais būna, davai, sužaidžiam šachmatais. Taip. Ir žmonės ne. Tiesiog ne vibe. Ir tada tai išeina, kad galimybė prapuola. Taip. Ir to būtų gerai kažkaip išvengti. Bet, žinai, čia man jau išvengti, kad prapuola, tu pats esi minėjęs, kad tu moki paleisti. Ne visada komandai visai arba net daugumai patiks kažkokia idėja. Ir it's fine, man atrodo. Kur jeigu tu prisimeni tą rolę, kad aš dabar noriu padaryti, kad komandai būtų faina, tai tavo pasiūlymai ne visą laiką bus patys geriausi. Bent jau aš iš savo asmeninės patirties buvau mokymuose apie komandos dinamiką ir ten mes kalbėjom apie nepatogumus ir kaip tu, kai išeini iš savo komforto zonos, tu mokaisi. Ir aš dažniausiai mėgstu būti aktyvus ir pasiimti iš mokymų kiek įmanoma daug ir aš daug klausiu. Ir tada kiti negali klausti komandai. Ir tada aš juos užgožiu. Ir tada su savo pasiūlymais aš juos užgožiu.
Ir aš pagalvojau, man būtų labai nepatogu tiesiog tylėti. Ir kai atėjo užduotis ir aš turėjau tylėti, aš sulaukiau tokių pasiūlymų, kur aš tikrai nebūčiau sugalvojęs. Reikėjo visai nemažai palaukti ir galbūt mano pasiūlymai, kaip įveikti tą iššūkį, jie suveiktų, bet taip, kaip sugalvojo kiti komandos nariai, aš tikrai nebūčiau sugalvojęs. Ir šitoj vietoj turbūt norėtųsi paryškinti, kad tu vienas kaip lyderis, tu visko nepadarysi. Ir komanda, todėl ir yra komanda, kad skirtingi žmonės įneša skirtingo šarmo, skirtingų savybių. Ir tai ir sudaro tokią fainą visumą. Kodėl aš labai ir noriu pabrėžti, kad komanda susidaro iš žmonių, o ne iš šunų. Kad vaibas susidaro ir ne iš tik kur jūs keliaujat, ar su kokią mašiną, arba kaip greitai, bet daugiausiai žmonių ir kokią nuotaiką jie atsineša. Ir tu dabar klausi, kaip padaryti, kad būtų faina, kaip įmesti daugiau valso arba slėpynę. Šitoj vietoj, asmeniškai tai aš galėčiau pasakyti, kad yra, aš nežinau iš kokios psichologijos mokyklos, savyje tu turi vidinį vaiką, kuris nori žaisti. Ir atsiradus galimybei, saugiai galimybei, tu jį gali paleisti. Ir jisai toksai, oh my god, yra vinilai. Apsimeskime, kad mes esam muzikos žinovai ir čia išskaitykim viską ir sakykim, čia šitas trackas yra žiauriai geras, Elena. Čia toks ganėtinai lame pavyzdys, tikrai nepalyginsi su mokytis cross valso. Bet tu gali tai daryti, kur tiesiog tai gali būti, jautru, jeigu tu paleidi savo vidinį vaiką ir tada kažkas pasako, ne, aš nenoriu šitą daryti, ne, aš nenoriu žaisti šachmatų apleistam šlapiam pastate. Bet man atrodo, tai kaip vėl grįžti prie tos pačios metaforos. Tu kuri galimybę vykti į nuotykius, taip tu su tuo vaiko paleidimu kuri galimybę žaisti su kitais. Ir tada kitas aspektas, nebūtina tau to daryti. Tu, kaip, aš sakyčiau, organizatorius šitų nuotykių, tu gali pasiimti, tu gali ieškoti žmonių, su kuriais tau faina, arba tiesiog apskritai faina, ir kurie įneša tokią vaibą. Yra, man atrodo, kažkoks neapibrėžtas, nepamatuojamas dalykas, kur ateina žmogus ir iš tos savo charizmos tiesiog užveda kitus. Ir priklauso nuo grupės, kaip jie ten stipriai arba gerai užveda. Ir vienam charizmatiškas žmogus gali atrodyti ten, vienas žmogus gali atrodyti labai charizmatiškas, kitam žiauriai atstumiantis. Tai ir aš manau, kad čia jau tavo kaip organizatoriaus, jeigu tu to nori, atsakomybė suras tokius žmonės, kurie kurtų būtent tokias patirtis, kurių tu nori. Čia labai pamonologinau. Tai ką tu apie tai galvoji? Vienas dalykas, kas bent jau, kaip ir sakei, gazdina, yra vidinio vaiko paleidimas. Aš nemeluosiu, aš labai daug ką užspaudžiu. Pas mane yra pilna idėjų. Aha. Kartais aš turiu visiškai nerealistiškas idėjas. Aha. Bet jos tiesiog lieka užspaustas. Nes, atsiprašau, aš esu suaugęs žmogus. Tai išeina, kad mes tiesiog to negalim daryti. Nes aš kaip suaugęs atsakingas žmogus, pavyzdžiui, vietoj slėpinių mes žaidžiam gaudynių. Taip. Ten yra pilna tokių kaip vos ne lentų su vinim ištrauktom. Ir jeigu vienas žmogus įmintų, viskas. Čia jau būtų blogai. Tai yra tiesiog saugos etiketo laikymasis, bet tuo pačiu bandymas su tuo žaisti. Ir dėl to aš ir bandau visą tai atskirti truputėlį. Dėl to, kad apleistose pastatuose yra tam tikras etiketas. Bet aš abejoju, kad lokacija kažką labai reiškia. Tai yra kažkoks, kaip čia, unikalumas kelionės, kad einam į tas lokacijas, bet aš pilnai įstikinęs mes galėtume surasti blogiausias pasaulyje lokacijas ir baisiai linksmai praleisti laiką.
Taip. Nu, vėlgi grįžtant prie to vidinio vaiko, toj schemoje yra ir suaugęsysis vidinis, kuris prižiūri struktūrą ir saugumą ir taip toliau. Tai, žinai, reikia balansuoti. Nes jeigu tu visiškai paleisi vaiką, tu gali prisidaryti visai dalykų, nes vaikas nežino įstatymo, vaikas negalvoja apie vinis ir taip toliau. Tai, gali sužeist kitus. Vėl suaugęs irgi turi ateiti. Bet kiek esu girdėjęs, kad jeigu tu neduodi vaikui žaist ir darai tik namų darbus, duodi daryti tik namų darbus, vaikas gali pasidaryti liūdnas arba net piktas. Ir tada vienaip ar kitaip jis išsiverš. Arba tiesiog, bus liūdna su juo gyventi. Tai aš manau, kad tu pats suvoki, kiek rizikos yra varime į apleistus pastatus ir taip toliau. Man atrodo, kad tu visai neblogai bandai mitiguoti tą riziką, ją sumažinti. Manau, kad yra komunikacijos aspektų, kaip minėjau, yra apie aiškumą komandai, bet man yra žiauriai žavu, kad tu pastebi iš komandos, ne tai, kad čia aš sukūriau, bet kad tu komandoje pastebi, kad jie padarė šitą dalyką ir mums visiems faina, ir tu nori toliau šitą žiežirbą kurti į didesnį laužą, kad tai taptų kaip kažkokia tradicija ir galbūt organizuojant ir žiūrint į objektus galima pagalvoti, gal mes čia galim, kokį nors diskoną tokį, jeigu ten vinilų bus, gal aš galiu pasiimti mažą tą vinilų grotuvą ar something ir tada pašokti kokį lindy hopą. Tai, jau. Yeah. Čia yra viena sunkioji dalių, dar taip pat atsirinkti žmonės, kuriuos aš noriu paimti. Yeah. Ir kurie būtų ok, ir kurie visiškai netinka. Tai šituo atveju pas mane yra labai keista metodika, kur aš tiesiog sakau bet kokius dalykus, kažkaip mes susivibinam su žmogumi ir tada mes tiesiog einam kažkur. Ir tai kažkodėl, aš nesuprantu, kodėl žmonės su manim kažkur eina, aš tiesiog darau nekaltų žmonės nusikaltėliais. Tu čia įdomiai įvardini, okay. Tai aš nežinau, kodėl žmonės pasirinka su manim varyt, bet man kažkodėl tai sekasi. Ir išeina, kad aš tiesiog esu susidaręs backlogą žmonių, tokie atsarginiai. Bet esmė yra, aš turiu vieną pagrindinę komandą ir aš bandau kažkaip sudėlioti tą antrinę komandą, bet atsirinkti yra neįmanoma. Čia yra kaip tas žaidimas su krokodilu, kur jeigu tu pervesi žirafą į kitą pusę jūros, tada krokodilas ją suvalgys. Ir kai kurie žmonės tiesiog nevaibina su kitais žmonėmis ir tada reikia kažkaip bandyti dėlioti kitaip. Esmė yra, kai tu turi daug žmonių, tu su visais jais tikrai negali būti. Ir laiko neužtenka, ir tada su jais sutarinėt reikia. Ir tiesiai sakant, net visas šitas menedžinimo procesas yra gana sunkus. Ir kartais aš tiesiog pats neturiu tam energijos. Ir dėl to aš galvojau sukurti vieną labai didelę grupę žmonių, kur aš tiesiog visus sumesiu. Ir tiesiog parašysiu žinutę, hei, kas nori, aš tą ir tą dieną esu laisvas, aš noriu tenais varyti. Skamba tikrai sveikai ir logiškai. Tai skamba labai sveikai ir logiškai, bet tai yra visiškai nelogiška ir nepraktiška. Dėl to, kad jeigu tu į didelį chatą parašysi žinutę, kokie šansai, kad kažkas atrašysi tą didelį chatą? Nes bent jau iš mano patirties žmonės, būdami dideliuose chatuose, tiesiog pažiūri, cool, I don't care. Ir išeina, kad tiesiog nieks neparašo. Bet jeigu tu individualiai pasiūlai tam pačiam žmogui, jisai toks, aš visada norėjau ir tada toks sėdi ir galvoju, send it. Čia, man atrodo, yra daug momentų, kur, žinai, kai tave asmeniškai kviečia, tai tada yra kitas feelas, kad, gal tam žmogui aš esu kažkoks svarbus ir taip toliau. Bet yra kitas aspektas, pasipriešinimo aspektas, kiek man daug reikia jėgų įdėti į tai, kad atsakyti į tai. Nes aš, kai darau tokias group žinutes, tai ir ten yra kažkoks yes, no atsakymas, tai tada aš ir užmetu. Uždedat laiką, kas varot, nieko neuždedat, jeigu nevarot, ten uždedat kokį nors sudužusią širdelę, jeigu netinka laikas, bet norit. Ir tada, jeigu daug sudužusių širdelių, tai aš galiu keisti laiką.
Žinai, jeigu aš noriu žmonių tuo metu. Tai va, tu toksai uždėt laiką yra paprasčiau negu, čia reik man surast grupsą, kol kas jo nėra. Aš palauksiu, kol jis bus ir tada žmogus pamiršta. Tai, žinai. Yeah. Ką reiškia išlaikyti komandą? Kokia rotacija yra, kaip čia pasakius, sveiko proto ribose? Nes čia yra labai įdomus klausimas, nes anksčiau pas mane nebuvo pastovių žmonių. Pas mane buvo pastovi rotacija. Ir vienas kitas išliko pastovus ir paskui kažkaip atsirado pastovumas šitoj komandai. Ir aš turbūt jau noriu kaip ir atsakyti, kad vėlgi ne viskas nuo tavęs priklauso. Yra netgi tokia grupės dinamikos teorija, kur, sakykime, čia yra laikas, o čia yra darbštumas arba veikla kažkokia vykdoma, tai žmonės pirmoj tos grupės dinamikos fazėje, jie susipažįsta, būna mandagus ir taip toliau, ir po truputį auga tas dalykas, bet paskui atsiranda konfliktai. Ir tada jie nebenori varyti tą veiklą. Bet jeigu jie tos konfliktus išsprendžia, po to susiranda, man atrodo, susiderinimas, konflikto arba susiderinimo stadijoje, toks išsiaiškinė, tai mes darom taip ir taip. Ir tada tu pradedi, sakykime, varyti pastoviai ir viskas tvarkoj, bet vienaip ar kitaip kažkada grupį reikia atsisveikinti. Yra ta paskutinė grupės fazė, kur tu atsisveikini. Ir labai techniškai kalbant apie šitą teoriją, tai grupė susidaro iš naujo, kai įeina naujas komandos narys. Tai aš nežinau, kaip čia veikia šitą teoriją su rotuojančiom grupėm, bet ateina naujas narys, viskas iš naujo. Reikia susipažinti, reikia susireguliuoti, ir paskui gal reikės iš naujo atsisveikinti. Tai šitoj vietoj, man atrodo, tavo situacijoje, jeigu tu neturi kažkokios stabilios grupės, kur, taip privati grupė, kuri būtent jie ir ten nėra atvira, kitiems prisijungti, tai nebent tenais galima taikyti tokią teoriją, mano galva. Nes kaip ir mes kalbėjom, turėti tą didelį chatą yra naudinga, bet aš nežinau, kiek aš pastovių žmonių turėsiu, nes aš net tiesiai sakant nežinau, ko aš taikausi. Nes aš dalinai... Žinok savo tikslus. Labai gerai yra eksperimentuoti, bet tuo pačiu metu yra labai gerai turėti pastovių žmonės, kad tu žinotum, ką tu tikiesi ir ką tu gausi. Ir pačiai komandai galbūt lengviau būt iššūkiuose, jeigu tokių iššūkių atsiranda. Nes tada ta susipažindimo fazė, jinai jau antroji kelionė, jos jau nebebus, mes jau žinosim, kas mes esam. Ir tai labai palengvina dalykus. Jo, ir paskui tu gali labiau pradėti derintis. Tau atsiranda toks stabilumo dalykas, kad tu jau gali nuspėti. Nes, žinai, kaip man sakė protingas žmogus, stabilumas atsiranda nuspėjamume, kur tu gali maždaug nuspėti, kaip žmogus elgsis. Ir man atrodo, atsakant į tavo pirminį klausimą, kaip išlaikyti komandą. Man atrodo, tu tą ir darai, jeigu aš teisingai suprantu. Tu reguliariai siūlai veiklą. Kaip yra, sakykime, darbo komandoje, tai jeigu nebus darbo, kam ta komanda? Tai ir, man atrodo, išlaikyti komandą reikia turėti kažkokios veiklos. Ir šita veikla yra tokia rekreacinė, laisvalaikio, ir tai, kad tu organizuoji taip reguliariai, tai ir atneša stabilumo tai komandai, tokio, maždaug kas mėnesį mes varom, ir tada noris. Ir tada, jeigu susivaibini, žiauriai cool. Aš sutinku su viskom, tik aš nepasakyčiau, kad tai būtų labai rekreacinis dalykas, jeigu aš teisingai suprantu tą žodį, nes aš... Laisvalaikis. Taip. Tai tau jau nebe laisvalaikis. Aš matau, man tai nėra laisvalaikis. Laisvalaikis aš tiesiog čilinu ant kompo ir būnu nuobodus. Gerai, dabar kitaip įvardinus. Hobis. Jo, taip, hobis. Okay. Tai yra labiau darbas, nes vis tiek turi nuvažiuoti, turi daryti, turi būti su žmonėmis. Čia yra gan daug darbo.
Ypač jeigu dar įtraukiant kameras, Aha. visą filmavimo dalyką, Taip. čia yra realiai darbas, kuris yra tiesiog nematomas, nes visi mato tiesiog, kaip faina, mes buvom ten ir ten ir ten. Mhm. Iki to reikėjo daryti. Ir gan toli. Ir aš manau, čia kitas komandos dinamikos dalykas. Nu, ne dinamikos, tiesiog komandos dalykas. Tu gali deleguoti darbus. Tu gali ne vienas daryti viską ir ieškoti ir visą kitą, o susiras kokį nors partnerę, kur tu su tuo žmogum ieškai dalykų. Arba ką tu jau ir darai. Kai kurie žmonės ne visai nori filmuoti, bet kai kurie žmonės nori filmuoti ir tu gali padaryti media grupę ir tau nereikia varnėti su kamerom, jeigu tu, sakykim, nenori. Tai čia dar vienas aspektas komandai. Nu vėlgi, man atrodo, kad toks, kai tu ieškai žmonių komandai ir tai vyksta natūraliai, tai tu atsirinki, man su šito faina, šitas atrodo įmes kažkokią random šarmo ir sugalvos, ką daryti veiklose, o šitas yra kompetitingas, o va šitas turi mašiną. Jo, tai. Bet čia ir yra įdomumas. Pas mane tiesiog netyčia komandos susideda. Tai visas šitas podcastas yra netyčia. Tu neturėjai būti šitame podcast'e. Aš apie tave pagalvojau, kai aš supratau, kad kitas žmogus, kuris turėjo čia būti, jisai man tiesiog netinka. Ir šitoj vietoje aš norėčiau, kad tu prisimtum daugiau atsakomybės ir gal netyčia. Yra daug momentų, kur susidėlioja, bet jeigu ne tu, tai šito nebūtų. Tai aš nežinau, gal čia taip ir galima repapinti. Aš nežinau. Žiauriai faina, man buvo labai faina išgirsti apie tavo veiklą ir aš galiu sakyti turbūt, kad iššūkius. Aš tikiuosi, kad tu sužinojai ką nors naujo. Aš tikrai sužinojau kažkokių įžvalgų naujų, kurių aš tikrai nežinojau. Jo. Nes mano tikslas yra dvipusis. Vienas dalykas yra podcastas, kitas yra dalykas mano veiklos pagerinimas. Taip. Ir trečias dalykas pasinaudoti šitą medžiagą kažkaip. Jo, okay. Very nice. Šiaip, ačiū. O čia dabar bus, padarom įdomų dalyką su kamerom. Taip, visą laiką mes turėjom šitas handcams. Dabar mes galim paspausti vienas kitam ranką. Oh my god. Mes taip paspausim vienas kitam ranką. Jo, ačiū tau. Ačiū tau. Džekas, Excelarensonai. Ačiū tau, Aleksai. Su jumis buvo Aleksas ir Džekas. Ir ačiū, kad klausėtės .84a podcast'o projekto. Kaip projektas vadinas, Aleks? Ką slepia akys. Super, nuostabu. Ar bus kitas epizodas? Tikrai turėtų būti. Kažkada. Jūs esate jau greitai. Oh my god. Gerai, super. Gerai. Čiau. Čiau. Nežinau. Viso gero. Jau podcastas baigėsi. Baigėte rašinę. Baigėsi. Ja, jau. Mes jau